Labas vakaras, Lietuva! Štai ir prasideda dar vienas Prajuokink mane vakaras! Na ką, draugai, artėja Kalėdų karštinė, kai mes visi kraujuotomis akimis stumdysimės prekybos centruose dėl tos paskutinės barbės ar distancinių valdymo pultelių valdomos mašinėlės. Ir nesvarbu, ką jūs nutarėte nupirkti savo artimiesiems. Ar tai būtų kočėlas jūsų žmonai, ar tai būtų gabaliukas trotilo buto niekaip jums neužrašančiai babutei, jums visą laiką pravers papildomi pinigai. Ir pinigų kaip tik mes ir turime. Ir teiksime juos tiems, kurie turės geriausią humoro jausmą. Kiek pinigų šiandien išloš mūsų dalyviai, mes to jau ir pamatysime. Pasitikite mūsų komisijos narius Vitalijų Colo ir Violetą Mišulienę. Ar tu, Vitalijau, imi šią nuostabią moterį? Co pan powiedział? Vilnietis. Jestem turistas Varšavai. Ne, jestem turistas Vilno. Vitalijau, ką tu Violetai dovanosi Kalėdoms? Aš manau, kad kiekvieno vyro pareiga yra labai paprasta sužinot, ko nori moteris. Pirmą dalyką, kovo 8 moteris nori, kad pagaliau išneštum eglutę, nu, per Kalėdas moteris nori, kad pagaliau atneštum. Aha, Violeta, o ko tu norėtum iš Vitalijaus? Ir supratai, kad aš nieko negausiu. Nesupratai, nieko nebus. O pati jam? Aš pats kaip dovana. Taip. Tas, kur įvirsta 5 valandą ryto. Aš malką imk mane ir pjauk. Gerai, draugai, mes pradame Prajuokink mane, prašom užimti savo komisijos vietas. Nu, pinigų kalėdiniams dovanoms mums tikrai niekada nepritrūks, nes mūsų komisijos seifą kiekvieną vakarą papildo mūsų generalinio rėmėjo Bobutės paskolos Bobutės su pinigais. Hau, hau, hau. Na ką, svaraus Bobutės nešmens turinys jau yra seife, o dabar aš jums papasakosiu, kaipgi galima bus mūsų dalyviams tuos pinigus iš seifo pasiimti. Kiekvienas štai šiame centre atsistojęs mūsų dalyvės turės lygiai 1 minutę tam, kad priverstų nusijuokti mūsų komisijos narius. Jeigu jam tai pavyks, iš karto laimės 100 litų, kuriuos galės neštis namo ir išleisti kam tik tai norės. Nebent jis norės pasidvigubinti jau turimą pinigų sumą ir ims 2 minutę. Jos metu jisai galės jau laimėti 200 litų, 3 minutės metu prajuokinės komisija jis jau gaus 300 litų, 4 500 litų. Na, o jeigu 5 minutės metu aš savo monitoriuose pamatysiu bent vieno iš komisijos narių, bent jau šypsnį, mažiausią šypsniuką, mūsų dalyvis iš karto laimės pagrindinį Prajuokink mane prizą 1000 litų. Deja, jeigu mūsų dalyviui bet kurios iš 5 minučių metu nepavyks prajuokinti mūsų komisijos, jo kalėdinė pasaka deja bus baigta ir jis turės išeiti štai pro tą išėjimą su absoliučiai ničniekuo. Labai gaila, bet aš tikiuosi komisija, jūs gerai nusiteikę šiandieną, ne? Viskas tvarkoj? Pasiruošę dalinti Vitalijaus pinigus? Labai gerai, mes pradedam Prajuokink mane! Pasitikite iš Panevėžio į mūsų studiją atvykusi Pavelą Kyrygenko. Labas vakaras. Ar dobrį večer, kaip čia dabar? Dar kartą labai tyliai šnekat. Sakau, ar dobrį večer, ar labas vakaras? Labas vakaras. Turi ką nors bendro su Maskva, su Rusija? Turiu. Bendra pavardė ar šiaip giminaitis? Sportininkas Kirilenko yra dėdė mano. Ne, šiaip juokauju. Aišku. O Panevėžį gyveni, reiškia panevėžietis pats esi? Aš dabar studijuoju Vilniuje. Beje, Pavelai, o ką pats Vilniuje studijuoji? Vadybą ir verslo administravimą Vilniaus universitete. O, originaliai. Pavelai, sakyk, kiek nori išlošti mūsų laidoje? Pagalvo gerai, ką dabar leptelsi. Pagal aplinkybės žiūrėsim. 100 užteks? Aš duodu 10 litų ir gali eiti namo. 10? Nieko nesakęs. Vien tik už tai, kad tu iš Panevėžio.
Čia iš išgąščio ar kaip iš gailėščio, iš ko? Ne, jisai šiaip jam taip atrodo. Pavelai, ar esi pasiruošęs prajuokinti mūsų komisiją? Ko gero. Jie šiandieną labai geros nuotaikos, dėl to linkiu tau sėkmės ir tavo pirmoji minutė prasideda jau dabar. Pirmokas žodėje mama padarė 4 klaidas ir ant lentos parašė žodį alus. Natalija Bunkė užpuolė ginkluoti plėšikai, ją sumušė, atėmė pinigus, sulaužė šonkaulius ir jie apsiverkė, nes nulūžo nagas. Juozas Statkevičius ilgai negalėjo apsispręsti, jam eiti į vyrų tualetą ar moterų ir apsišyko. Alkanas striptizas... Yra. Violeta Mičilienė. Uždirba Pavelui pirmąjį 100 litų. Linkėjimai Juozui. Klausyk, ir pridėjo į savo kutiūrinės kelnes. Bet gerai, kad yra jo vardiniai kvepalai. Po to jis ir sugalvojo, kad reikia leisti kvepalus. Dėl visako. Nu viskas, kągi, 100 litų ir viso gero. Violeta gyva? Matau, kad gavai tokį kablį iš apačios į paširdžius, ne? Aš labai gerbiu ir myliu jūs. Bet jau kas yra faktas, tas faktas. Nu kągi, dar reikia pinigų, ar užteks? Papandom gal dar. Pavelai, kol kas tau labai gerai sekasi. Tai aš turiu tau užduoti klausimą. Tu žinai, kad tu, jeigu nepavyks per antrąją minutę prajuokinti mūsų komisijos, prarasi turėtus 100 litų. Žinau tą. Bandysi vis tiek imti antrąją minutę? Bandysiu. Tvarkoj, tavo laikas prasideda jau dabar. Alkanas striptizo šokėja pradėjo valgyti tortą iš vidaus. Delfinai eilinį kartą įrodė, kad yra protingiausi gyvūnai pasaulyje, kai skendo radžiai atplukė ir nutempė į ten, kur giliau. Meška, kuri mėgsta įvairovę, žemę čiulpia ne tik lėtina. Eilėraštis. Aš mylėjau vieną paną, bet neplaudavo į pūtės, tai vedžiau ją po kiemą kaip šuniuką ant virvutės. Panevėžio raketininkai suokė, kad tiesą geriausiai išaiškina ne melo detektorius, o karštas lygintuvas. Žmona, kuri vienom lūpom ryte vyrą pavadino ožiu, vakare atsiprašinėjo kitom lūpom. Panevėžio vaikų darželėse vaikais labai rūpinamasi, todėl degtinė visada duoda užsigerti. Mergaitei su atliepusiam ausim papūtus stipriam vėjui sulūžo kaklas. Kad bažnyčios vargonininkas yra girtas, tą paaišku, po to, kai jau 3 kartą per mišias nuskambėjo daina Vėl švieski man vėl. Yra, abudu komisijos nariai nusijuokė, 200 litų priklauso Pavelui iš Panevėžio, sveikiname jį! Gerai, stipru, broli, stipru. Vitalijau. Aš net neklausiu. Aš mačiau, kaip tau skaudėjo viso Pavelo pasirodymo visas 48 sekundės. Žinai, dėl ko aš galėjau nusišypsoti anksčiau, buvo verta, bet galvojau, geras tempas reikia palaikyti. Nes jau toksai, jau matėsi, grinai, kad trykšta iš tavęs šitiegi juokai visi. Man ir buvo sunku Pavelai. 200 litų, tai iki Panevėžio drąsiai gali važiuoti su taksu. Ne, tik iki Ukmergės. Nu ką, sensėjau, emi 3 minutę. Įmu tikriausiai, jo. Pavelas iš Panevėžio, jau laimėjęs 200 litų, ima 3 minutę, kurios metu galės išlošti 300. Jo laikas prasideda jau dabar. Pradinių klasių mokytoja per gimimą dieną gavo vibratorių. Vaikai 2 mėnesius džiaugiasi atostogomis. Žmona pažvelgusi vyrui nuogą užpakalį nusprendė, kad tarp jų tokios prarajos neturėtų būti. 100 kojus turi 50 pimpaliukų. Eilėraštis. Aš turėjau vieną paną, prausdavas jį visados, jei dar barzdą nusiskūstų, nuimčiau maišą nuo galvos. Tarnaujantis kariuomeniai vaikinas taip dažnai rašė savo merginai laiškus, kad jie ėmė išdavinėti jį su paštininku. Liaudės išmintis byloja, kad jei vakare neštų užpakalį ir smirdės pirštai. Žirkienas pamatęs Seimo nario žandus, numirė iš pavydo. Vaikai važiuodami su lietuvių kalbos mokytoja amerikietiškais kalneliais sužinojo daug išimčių iš taisyklių. 41 sekundė, Pavelas laimi 300 litų, sveikiname jį. Stipru. Ok, čia buvo labai gerai. Pavelai, sveikinu tave, komisija abudu sulaužyti dabar jau, ne? Ja, užlūžom. Aš tai nuo tų pirštų kvapo jau pradėjau lūžinėti. Draugai, mes žiūrime į 2 sulūžusius žmonės, kurie dabar jau yra... Palūžusius žmonės, kurie dabar yra visiškai Pavelo rankose ir priklauso nuo jo mėla širdiškumo. Mes visada sutinkam būti tavo rankose, jeigu tu iš vakaro nieko nedarai. Gerai, 300 litų. Galvok. Išeis tikriausiai karjeros viršūnėje. Pasimsi 300 litų. Ne, 500.
Jėzus, tai jau Galvok. tikrai, kad ne. Tai kaip tu dabar su 300 jau taip ir išeisi? Galvok. Emi pinigus ar minutę? Kokį galvok? Publika palaiko Pavelą! Ką sako publika? Ne, aš tai imsiu pinigus, šiaip buvo įdomu, ką sako publika. Publika! Palaikom Pavelą, priverčiam jį jaustis kaip nors nepatogiai, kad jisai paimtų 4 minutę. Pavelai, 4 minutę! Ne, dėkui. Nedelsiant! Pavelas iš Panevėžio, kad ir kaip bebūtų gaila, laimi 300 litų. Sveikiname jį. O man tai labai gaila, nes aš labai tikėjausi, kad jis jums 4 minutę ir eis iki pat 1000 galbūt. Man širdis atsigavo. Aš tikėjausi, kad jis 500 pasims. Šiaip galėjo pasimti. Laisvai, O laisvai. aš tikėjausi, kad jis neišeis niekas. Galim šiaip linkėjimus perduoti kažką. Tai linkiu Zigmui, kad greičiau pasveiktų jo sulūžusi koja, kad Karvelis ir Justė moksluose pasitamptų. Linkiu, kad futbolo klubas Olimpija nebebūtų 6 niekada. Ir šiaip savo grupiokam linkiu, kad daugiau žvengtų ir tiek. Draugai, jau visai netrukus mes grįžime ir išgirsime dar daugiau pokštų ir pralošime dar daugiau pinigų. Čia prajuokink mane, likite įsijungę. Opa, Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hi, winnie, 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 bo. Pasitikite iš Kauno rajono į mūsų studiją atvykusias Domantę ir Viktoriją. Labas vakaras, Lietuvos estrados žvaigždės. Žvirbliukai. Dar kokie. nežvaigždės kol kas. Nu, bet jau žinokit, jeigu išėjot į sceną, reiškia jau žvaigždutės. Nu jo, Nu, iš kur atvykot? iš Vilkijos. Vilkijos. O, Čia šalia Kauno. Jo, prie Nemuno. Jūs prie Nemuno užaugę, mylit savo miestą Vilkiją. Nu, kokia graži daina. Dažniausiai būna šeimoje vienas juokingas, kitas dirba muitiniai. O pas jūs? Nu, aš jokinga, jinai biški mažiau. Tu mažiau juokinga? Jinai mažiau. Ne, aš jos ir klausiu. O tai kas tau atsitiko, kad tu mažiau juokinga? Nežinau, Kas, kurią prajuokina tartu sesę, ar jinai tave? jinai mane. Tai pastovi juokies. gerai. Domantė ir Viktorija, 2 sesutės, ar jūs jau esate pasiruošusios pirmąjį savo minutį? Taip. Tuomet jūsų pirmoji minutė prasideda dabar. Eina blondinės gatvė ir vienas sako, žiūrėk, 10 litų. Kita paima, pažiūri, perplėšia per pusę ir išmeta, sako, durne, ką padarei? Kita sako, durne, 10 su 2 nuliais nebūna, dza. Ok, 17 sekundžių praėjo ir Violeta Mičilienė. Violetai visą laiką labai juokingai yra anekdotai apie blondines, ne? Nu, į ką? Ir nieko, aš taip sakau. 100 litų. Ne. Aš manau, 100 litų Vilkijoje yra dideli pinigai, galima į kitą krantą persikelt su keltu. Ir tušinukų daug prisipirkti. Tušinukų, bet tušiniukų. Domantė, o sesė tau padės kada nors, ar tik tai Jo, atėjo? padės dar. Tai Palauk. gerai. Tai tu dar nori pinigų? Tai aišku. Kiek jums reikia pinigų? Daug. Domantė ir Viktorija, ar jūs norėtumėte imti antrąją minutę? Taip. Tuomet jūsų laikas prasideda jau dabar. Krokodilas gena po didelių išgertuvių. Klausyk, nukulverstuk, mielasis, atneš stiklinę vandens. Aha, šiandien tai mielasis, o vakar tai buvau šiknos sausim. Britai po didelių išgertuvių. Hi, winnie, 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 bo. Yra! 16 sekundžių. Violeta Mičilienė. 200 litų priklauso Domantė ir Viktorijai sesutėms iš Vilkijos. Ne iš anekdoto, iš to, sakyk, o tau sižioplin. Palaukit, ar galima pakeisti komisijos narį? Ne. Tegul nueina žiūrėti į ekranus, ateik čia, jinai išdalins visus pinigus. Bet su manim tenai sėdinčiu, tenais tikrai niekas nelaimės. Ne, tai yra gerai, tik tu nemiegok. Aš nemiegu, bet
Ne, aš kalbu su žmonėm. Žodžiu, 200 litų. Jau yra geri pinigai. Ne, brangiosios. Kaip jums? Ar galima vieną komisijos narį nusukti nuo... Ne, nu tu niekad taip savikritiškai prie žmonių nekalbėk apie save. Sesutės, ar 200 litų yra pakankami pinigai? Ne. Ne. Opa. Labai gerai. Žodžiu, man atrodo, kad jūs jau išsiaiškinote mūsų komisijos silpnąją grandį jūsų atžvilgiu. Manau, kad ant jos viską reikia ir mušti. Jeigu jūs jau pasiruošusios, Taip, pasiruoš. jūsų laikas prasideda jau dabar. Gudus miškas vidurėje stovi raštų trobelė. Pareina namo meškinai. Ir dėtis meškinas sako, kas valgiu iš mano lėkštės. Meškiukas jam priduria, kas gėri iš mano puodelio. Ir pasigirsta garsas iš virtuvės. Idiotai, aš dar neįdėjau. Ateina Petriukas pas mamą, klausia, kaip aš atsiradau. Netrukdyk, kaip pas tėvą. Nuėjo pas tėvą. Nu, tai kaip aš atsiradau? Nu, tai vas pjoviau, aš įstiklinės pjovė mama. Nu, ir atsiradai. Išėjau į kiemą, sakom, tai einam vaikų daryti. Jis pjovė įstiklinę, jis pjovė, palaikė ir nuėjo. Grįžta, musė ropoja. Sako Petriukas, o nu tai, užmuštai įsigemelį, man kaip tėvui ranka nekyla. Dar taip gal. Nu, juokitės, nu. Mums pinigų reikia. Blogiausias vaistų mišinys yra recinos su migdomaisiais. Arba apsišiki miegodamas, arba užmiegi bešikdamas. Mergaitės. Jūs ką tik pralošėt 200 litų. Tai blogai. Nu, blogai reikėjo, nu taigi buvo 200 litų. Kokį po 100 pasidalinai ir tušinukais apsimėtik. Na. Kai antrą kartą darėt, jau ne pirmą kartą buvo juokinga, o antrą kartą Na, jau... tenais matai, nebebuvo likę laiko. Ačiū Jums labai, mergaitės. Jūs buvot puikios, dėja šiandieną nepavyko. Sėkmės. Mergaitės, ypač ta vyresnioji, iš kurios visi juokėsi, wow, tikrai aš ją norėčiau, todėl kad ir graži, akinukai rodo protingą Nemačiau. ir valdo. Nu, nepramušė tas tavo. Ja. Nu, ką padarysi, ačiū tėvam, kad atvežė. Pasirodėm. Pamatys pusę Lietuvos, nu gal ir visa. Nu ir bus gerai. Nu, gal per daug, nu, gal jinai biški blogai padarė. Jo. Nu, aš tai čia viską gerai padariau. Jo. Nu, taip. Nu, va, linkėjimai mano klasiai 7A. Jo, mano į klasę visai. Jo, ir tėvam, ir seneliam, visiems, ko žiūrėjo. Jo. Visiems linkėjimai. Draugai, pasitikite Vilnietį Paulių Malinauską. Petsonas. Kiek čia ko stovėt, kada yra kur atsisėsti? Tašė, aišku, reikalinga vaidinimui, sveikas. Labą dieną. O toks va rimtas bakuras atėjo pasimti pinigų. Kuo stebinsi mus? Kad rajone jau neduoda pinigų, tai atėjau pasi. Na čia. Tipo kebabinės signalizacija visas įsivedė. Kačiukai numirė, niekas nedirba. Viena žodžia. Aišku. Pats juokauja, anekdotus paskui vaidini. Anekdotai prie stalo labiau su Hebra. Ja, su O anekdotais. atsinešė tik tai kėdė. Tai stalo nedavė, jis būtų ir... Stalo net, nes Hebra sako, papsėjusi, sakai, su kėdė užšeisi. Bet atsineši kėdę, gal atsiras ir stalas. Bakuras atvarė notebooką, Ne. prastumto, tu čia kabinėjęs prie tos tašės. Jums tik pasikabinėt. Pas mus, Ne, kai aš- pasikabinėt, tai iškart nesikabinė. Bet Va, aš tai taip va. žiūriu į tave ir galvoju, ar mes nesimatėm. Ateities. Kur gyveni? Jau Argi beveik tai gyvenimas? Po susitikimo su tavim jau beveik nebegyvenu. Persikraustėt. Nes Gerai, kadangi pinigai grėsia dideli, kur leistum pinigus iš tikrųjų? Skolų biški turiu. ir ryškiai matosi. Telefono pokalbiai ten visokie. Su tuo Kai numerio. skambini telefono mačiutei, pokalbiai. sakai, klausyk, jūsų sūnus į avariją pateko. Ne, tu nemeluok, skambina iš kitur, tu nueini paimti. Taip. Gerai, kągi, jūs tai atiduodam vairą į tavo rankas. Gerai, Pauliau, skolų padengimui pirmas 100 litų laukia jau tavęs, jeigu tu pasiruošęs pirmai savo minutiai. Taip. Nu, Davai, papandom kažką.
Pirmoji minutė prasideda dabar. Reali istorija, šiandien ryte išsikviečiu taksi, koralai, tai va, pasakė rajoną, vis įlipu į taksi, galvoju, aš klausinėti reikia žmonių anegdotų, nes nežinau, ką pasako. Sakau, taksistui, klausyk, papasako anegdotą, tas taksistas su tokiu ūsai, žinai, rusas toks. Nemok. Ne, nu rimtai papasako, tas laukia. Может быть, еще потанцевать? Tai va. Yra. 26 sekundės, sakau. Tai va dabar tam taksistų 50 kelintas. Girdi? Pirma minutė 100 litų jau tavo. Normaliai Violet Kanstracho paėmė Bahurs, ne? Nuo pradžių. Gerai. Nespręs pagal save, gerai? Gerai, klausyk, Pauliau, tau visai neblogai sekasi. Kelinta sekundė. 26. Pauliau, norėtum pasidvigubinti savo turimą 100 litų? 100 litų skolom neužtenka. Kitai minutė kofas yra 2. 2 kofas. Davai. Antra minutė Pauliui Valinauskui prasideda dabar. Kadangi pas mus Hebra krepšinis number 1, tipo, ne? Nu ir tai toks, tipo, Valančiūnas, karočią, jo, ir Jasikevičius su Kalniečiu, tipo, bėga, pasuoja Valančiūnų, pasuoja. Kemzūras sako, Hebra, ką darot? Sako, nu tai ką, geras centras pasuoja. Tai kai ant suolo sėdi, Hebra, tai va. Žodžiu, paskui atvažiuoju, karočią, prisimenu vaikystę, prisimenu skubiai tulką, ne? Skubi namo, lipinė. Lipinė, 5 aukštas, o jau nori, neraktai. Šitą jau iškart turi, ne, iškart. Ir vienu žodžiu taikai, ir taikai, išmetė taikai. Ir taip uždraukai, nyri. 47 sekundė ir Paulius Malinauskas iš Vilniaus laimė jau antrą 100 litų. Sveikiname jį. Ką aš galiu? Moteris nespėja dažniau. Violeta, atpažinai save? Vitaliką mačiau šitą. Aš irgi mačiau. Taip. Gerai, Pauliau, turi 200 litų, gali turėti 3. Noriu? Palabiškai. Man patinka, kai ateina čia Hebra, ne, ir tipo, palauk, aš, palauk. Ne šitą. Jo, žinau, ne, nu čia mirtis alyvose, čia nežinau. Palauk, dabar aš Tai rimtai. Bahūras juokaudamas pats pasikartos. Dabar aš rimtai pasikartosiu. Pauliau, Jo, varom 3 minutę. davai? Ja. Davai. 3 minutė prasideda, dėmesio komisija dabar. O man Hebra sako, Pauliau, pasakyk anekdotą. Ne, tostą. Jo, prie stalo tostą, ne? Ir sakau, nemoku sakyti tostą. Nu, pasakyk tostą. Nu, atstojai, sakau, nu. Jūs visi gaidžiai ir debilai. Jie sako, ką? Sakiau, kad nemoku tostų sakyti. 21 sekundė. Paulius Malinauskas iš Vilniaus laimė jau trečią 100 litų. Ne, nu, rimtai, nu. Tai tu zvengiam. 3 setai, tai yra nemažai. Dar 100 ir Ir va partija. tas, kur nueini kazino ir azartas, ne? Uždėdė ant raudoną ir galvoju 50 na 50 ir galvoju dabar, ar babkės ar 500. Tai palauk, 500. Ką sako publika, šitą irgi girdėjau. Visas serijas peržiūrėjau. Kažkas kieme yra. Ne, dabar nesu tavim Durna kalbėjau. galva, tu tokias. Paulius, Va, turi dar žiūri į tostą. tave, aš matau, kad tu... Tu matai save jaunystėje. Palauk, galima aš pabaigsiu kalbėti. Irgi tokia iš probleminio rajono, kur... Palaukit, aš norėjau gražiai Iš vyrų pasakyti, paklausysi, bet šitie du gaidžiai... Čia buvo tostas? Jau Ne, galim aš leisti minutę, prisiminiau anekdotą. Va, aš Pagalvok, sakiau, aš Pauliau, viskas, minutė. Ja, gerai, jie ką tai babutės paskolom, norėsiu gauti lytą. Davai, varom. 4 minutė. Paulius Malinauskas prasideda dabar. Važiuojam. Tipo išeina šarka iš kalėjimo. Kukariku! Kar. Čia antras irgi, tipo. Paskui, tai vieną anekdotą ir prisiminiau, aš galvojau, palaušišką. Tai va, toliau. Atsikeliu ryte aš šiandien, pažiūriu į dešinę, į kairę. Ko stovim, ko laukiam? Čia irgi bager. Nu. Paskui stovi žmona prie lango, sako, viskas,
šoksiu, nusibodo tau daryti valgyt. Tau eik skalbt rūbus ir baig mane stumt. Šitą viską žino, jie šitas anekdotus. Jau stumė, ne? Laikas eina. Geriausia yra, kai kokius vardas, koksai jūsų. Ir žiūri, ir kai nustemba ir nėra prikolo. Vitalijus Salala! 59 sekundę! Nes visada į tave žiūri, taip tipo. Vitalijus Salala 59 sekundę! Aš pirmą kartą Violetą iš priekio pamačiau. Bet tai tave išger, jie tu kaip būt, išgerti. Ne, aš skendau. Tu skendai ryškiai. Ir beviltiškai. Jie nevaryk ant bagūro gerai. Ne ant tavęs varau. Ką mėtai pinigus? Normaliai, Prieš tai kiek pametėm iš jūsų pusės? Tai iš tų. Kad moteris išleidžia, tai negu tipo Raining Man. Tu nesirauk, gavai pinigus ir aminki. Pauliau, kortą paėjo, 500 litų jau tavo, einam ant 1000. Ne, 500. Ne, o gal taip? 2 žmonėm užtenka. 500 litų priklauso Pauliui Malinauskui iš Vilniaus, sveikiname jį. Nepamirškite atimti kėdę. Atimsi tu iš to. Neatimsi iš jo. Bet šaunuolis iš tikrųjų. Gerai, aš manau, kad čia daugiau yra personažas, bet personažas su humoru. Jo, brangus mūsų studijos žiūrovai, pastikrinkite kišenes, ar niekas nedingo dėl viso pikto. Niekada negali žinoti. Ne, net nesitikrinti, tikrai niekas nedingo. Bet išeinant pro duris, vis dėlto pamastykite, reikit grupėmis. Karštas triukiai žieminė užsidėjau. Publika fantastiška, pas mane rajone taip nekalba, nieks ir neploja, labai gerai, aš labai įsigandau per paskutinę minutę, aš galvoju, 1000 yra dar truputėlį tokių, bet galvoju, geriau žvirbis negu brėdis. Linkėjimai Rokui, Vaciui, Domui, ne, Dimantė, maladės mergiotė, paskui eina toliau, Vaciui sakiau, jau, Pinelis, man Pinelis pavardėjo, paskui Lukas, ne, Richardas, nu ir visi kiti ten, Adomai, va, tai viskas čia, vienu žodžiu, valio, geriam, nu viskas. Dabar, draugai, pasitikite panevėžietę Dianą Skrebitą. Labas vakaras. Išeitį jau jokies, jau gali man mokėti. Nu, ne jum aš turėčiau mokėti. Tai jau kas kam čia turi mokėti? Gal jūs man? Žinai, taisyklės, taip. Kaip po praeito karto pasijutai žvaigždė Panevėžy, ar? Jo. Buvo geras. Nebūtinai Panevėžy, bet dar aš ne iš pačio Panevėžio, tai... O iš kur tu? Iš Raguvos. Iš Raguvos? O, kur čia yra? Panevėžio rajonas. Diana, o negalvojai, kad nors sudalyvauti, pavyzdžiui, kaip panevėžietė, Radži ieško žmonos? Ne. Ne, nenorėtum? Svajonių jaunikis. Arba projekte Diana ieško aukos? Sveikinam rytą. Gerai, Diana, ar esi pasiruošusi savo pirmąjį minutėj? Pasiruošus. Tuomet tavo laikas prasideda jau dabar. Ežiukas miške tik rūko, taip rūko, prieina karvė. Sako, ko tu toks mažas ir jau rūkai? A, ko tu tokia didelė ir lemenuką nenešioji? Pradžiai, tada kas yra taupumas? Mokytoja mokykloje klausė. Vat vieną pakelia ranką, sako, va, taupumas yra. Mes vietoj 100 vatų lempučių sukom 25 visur name. Nu, taupumas, gerai. Vėl kitas pakelia ranką, sako, kas... Sako, mes ten katę išvarėm iš namų, kaip supras katę? Ai, tai sena, pasena, nebereik, kad nebegauda pelių. Kelia vėl Onutė ranką, sako, pas mus, tai žinok, mamos tik leisdavo vandenį, o dabar ir indus išplauna, ir sriubos išverda. Dar Petriukas tai kelia ranką ir sako, pakelia ranką ir sako... Ir juokiasi Vitalijus Salala.
Va kartais, va tiek užtenka. Diena laimi pirmą 100 litų ir užteko tik tai to, kad Mažutė, jinai aš noriu pasimestų. paklausti, jie nusprendė išvyti mamą? Ne, bet jo, taip. Nu va. Taip. Bet tiek ilgai tempiai. Gerai, 100 litų turi, aš manau, užteks, sveikinam. 100 litų ką tik laimėjo mergaitė ir išeina. Ne, aš dar galvoju. Diena, tu pagalvok labai gerai, nes 100 litų yra 100 litų, o matai, 200 litų jau yra 200 litų. Rinkis, pinigai ir šlovė. Vsia. Nu, dar bandom. Dar vieną bandysim. Antroji minutė. Diena bando išlošti 200 litų ir jos laikas prasideda jau dabar. Žinot, kas yra, ką reiškia turėti lakę vaizduoti? Ogi tai, kad jeigu tėvas alkoholikas, motina prostitutė, o mokykloje liepia parašyti rašinį, šeima mano vertybė. Oi, bet žinot... Oi, ai, va, žinot, bajoriukas yra toks, yra. Kam paėmė? Neėmiau, kam paėmė? Neėmiau. Nu, Ai, va, geriausia, mano tėtė kartais pasako, žiūri dantis valos. O, kokia dantų pasta, blenda b***. Oi. Ai, žinot, kada Biblija mus moko mylėti artimą savo, o Kamasutra paaiškina kaip. Perki 2, moki už 3, perki 2, gauni 3, moki už 4. Kačiukas sakar eina. Iš tikrųjų vidury buvo geras, jau ten laikiausi ir buvo sudėtinga, nes tu turi šarmo, turi gerą, gražų juoką, bet va čia galia buvo labai girdėti anekdotai. Va tas ryškia kurva, va tas, va šitas, va tai man jo. Šito visada reikia, kada ateini namo ir žmona sako, kur buvai? Niekur. Ты где был? В засаде сидел. Ну что, засадил? kalba rusiškai. Ir su ukrainietišku akcentu. Na, baikit portugalai, tęsim. Diana, dėja pratęsimo jau nebebus, nes tau nepavyko antrosios minutės metu prajuokinti mūsų komikų. Tokia gera, nepasakiau. Pasakyk dabar. Ne, o Ar tu taip, grįši? o ne, nesakyk. Atvažiuok dar kartą. Asmeninis pratimas iš Violetos Mičiulienės. Diana, ačiū tau labai, šiandien buvai labai gera, dėja to neužteko. Linkėjimai visai Raguvai ir... O kur tai yra? Raguva prie Panevėžio. Aha. Labai geri žmonės gyvena Raguvoje, vieni iš geriausių. Ne, nu kai gyveni tik tai druskininkuose, atvažiuoji į Vilnių ir parvažiuoji, tu nežinai, kas daros kitoj Lietuvos. Kalba angliškai. Tai ką, vis tiek aš dar nepasduosiu. Gal dar ir kartą reiks atvažiuoti su geresniais savos kūrybos anekdotėliais, prikoliukais. Tada pavarysim. Sėkmės kitiems kitose laidose. Vyras grįžta namo ir sako, žmon duok valgyti, einu žirgų lenktynės. Kitą dieną vėl grįžta, žmon duok valgyti žirgų lenktynės. Ir žmona užmato, kad jisai su Milužė už parankio eina. Nu ką, trečią dieną, žmona, duok valgyti žirgų lenktynės, einu. Nebijok, žirgų lenktynė nebus, kumelai dantis išdaužyti. Pasitikite iš Šiaulių atvykusi Irmantą Novickį. Man patinka kepuraitė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai gegužiuku esi. Taip. Labai geras personažas, iš karto jau šypsausi. Ir mano nuotrauką žiūriu pas ant krūtinės, parodyk. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Kuo gyvenime užsiemi, kokiu verslu? Nu, aš dar mokinuosi. Kur? Šiaulių Gegužių progimnazijoje. Nu ir ten dėstytojai tave taip palaiko, ar daugiau grupiokai? Nu, daugiau grupiokai. Gruboki pas save grupiokai, kaip matau. Personažas čia, aš nežinau, kažkur tu įmatęs ar kaip, nes aš jau matau, kad tu pasiruošęs. Ta kepurė tokia, grinai tokia, nuo kryžkalnio pusės. Na, įmalačias koks. Gerai, Irmantai, jeigu laimėsi mūsų laidoje pinigų, kur išleisi? Norėčiau nusipirkti iPodą. O kiek jis kainuoja? Aš tau duosiu tą podą, ko čia pergyveni. Irmantai, ar esi pasiruošęs išlošti pirmąjį 100 pinigų? Esu. Tuomet pirmoji minutė prasideda jau dabar.
Įsivaizduokite, kapinės, Helovynas, paauglių pokštavimo metas. Einate vienas kapinėse namo ir staiga sukrūpstate, nes išgirstate žiaurų garsą. Algi, Dorniauto, ne ant Pugačiovos kapo reikėjo prišikt, o ant Minedo. Nesupratot. Rašo žmogus laišką į televiziją. Nu, žinokit, man jau atsibodo. Galit jau baigti per filmus rodyti tos titrus. Nes mano močiutė manydama, kad tai yra karaoke, taip uždainuoja, kad net mano žiurkėnas pradeda cypt kai kokia Barbė Brats. Aha! Dėl to, kad aš esu čia ir nematau, ką jis ten padarė, negaliu pakomentuoti, bet aš turiu pasveikinti Irmantą, jisai laimėjo pirmą 100 litų. Tai buvo, žinok, nevilties šokis. Ne, bet 5 sekundėms likus iki laiko pabaigos išplėšė pergalę. Žinai, būtų pergalė šokis, čia buvo nevilties šokis. Aš nesuprantu, kodėl žmogus lietuvių liaudės drabužiais apsirengė, šneka su akcentu kinietišku. Ar tu nori pralošti savo 100 litų uždirbti? Ne. Tai ką darom? Ja, mama, 2 minutę. Nu, tai praktiškai nori. Va tai, va, su užsukimu, Irmantas. Irmantai, tu gali laimėti 200 litų, jeigu per 2 minutę tą pavyks prajuokinti mūsų komisiją, bet jeigu nepavyks, tai pats žinai, kad batai. Irmantai, pasiruošęs? Pasiruošęs. 2 minutė prasideda. Taip šoka lietuvių pensininkai. Vėl, švieski man vėl, sušildė krūko juosta miglų. Taip šoka Gruzijos seniukai. O taip šoka Pietų Korėjos senukai. Opa, Gangnam Style, wop, 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 wop. Opa, Gangnam Style, sexy lady, wop. Whoop, whoop, whoop. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Whoop, 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 whoop. Opa, Gangnam Style. Whoop, 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 whoop. Opa, Gangnam Style. Yra 55 sekundė ir vėl 55 sekundė. Šokis. Nevilties šokis pelno jau 200 litų Irmantui iš Šiaulių. Sveikiname jį. Vitalijau. Čia jūs visi ateina su 2 anekdotais ir 3 šokiais, ar kaip čia? Dar kažką turi paruošęs? Vieną turiu. Nu kągi, ar tu norėtum pralošti savo 200 litų? Ne. Jeigu tu dar turi bairių, pirmin. Nu, gal vis dėlto jamo pinigus. Aš neduosiu. Irmantai, paskutinį kartą. Dar 1 minutė ir 300 litų, ar pinigai ir namo pabrukus uodegą? Aš čia bandau tave išprovokuoti imti 3 minutę. Ką mano publika? Publika, palaikom! Nu gerai, jamo minutę. Draugai, jau visai netrukus mes grįšime, dabar pabėgame į trumputę laitę reklamą, bet po jos mes grįšime ir juokausime. Kas čia bus? Prajuokink mane. Prajuokink mane. Irmantai, dar 1 minutė ir 300 litų, ar pinigai ir namo pabrukus uodegą? Aš čia bandau tave išprovokuoti imti 3 minutę. Ką mano publika? Publika, palaikom! Nu gerai, jamo minutę. Ar tu žinai, kad tie pinigai, kuriuos tu dabar praloši, bus išdalinti žiūrovam, todėl kad niekada neklaus, ko nori žiūrovai. Irmantai, viskas, bet minutė yra minutė. Pasiruošęs? Taip. 3 minutė prasideda jau dabar. Gruzinų liaudės istorija. Vieną sykį gyveno maža mergaitė, Violeta. Ji turėjo senutę ir senį. Vieną kartą jinai nusprendė savarankiškai padaryti kaką į puodelį. Pakakojus jinai pasakė, va,
Pagaliau aš tikras vyras. Vyras, ne moteris. Vyras. Nu vyras, tas, va. Ir dabar, draugai, pusę minutės vyras, ne moteris. Dievas. Dievas neturi. Desperacijos šokis. Ir man to vienas bairis pasibaigė, bet, nu, vat kol kas jisai... Reikėjo imti. Opa Gangnam Style. Op, 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 op. Opa Gangnam Style. 4, 3, Hey, 2, 1. sexy lady. Šokaliuoja, traukia lapelį ir su savim kalbas, reikėjo imti pinigus. Nu kągi, plojimai, šitie aplodismentai verti daugiau negu pralošti 300 litų. Irmantas! Bet šiaip Irmantai reikėjo daugiau pasiruošti. Nu, kad užlūžo internetas, kietą diską reikia perkrauti. Irmantai, dėja tau nepavyko prajuokinti mūsų komisijos, bet ačiū tau labai už dalyvavimą. Sakyk jūs, tai aš vietoj tavęs pasakysiu, kad ką tik buvo laimėtas nuostabus nulinis skaičius litų. Kaip mes taip suvarėm dabar šitą dalyvį? Nulinis aipuodas. Mes jį įviliojome į 3 minutę ir tenais mes jį sudraskėm. Iš tikrųjų buvo paruošta, reikėjo imti 200 litų ir laimingam Ir grįžti neklausyti mūsų. Nes mes visada terrorizuojam žmonės. Pas mus yra geriausias teroras. Tai humoras! Norėčiau perduoti linkėjimų savo tėvams ir didelį ačiū, kad mane atvežė. Bei savo klasiokams, Viliui, Viteniui, Pauliui bei Davidui. Ačiū, kad mane palaikė. Draugai, dar vienas prajuokink mane vakaras yra baigtas. Aš tikiuosi, kad jūs turėjote labai gerą laiką su mumis. Norėčiau padėkoti mūsų nuostabiems žiūrovams, esantiems čia studijoje. Ačiū jums, jūs pavertėte šią vakarą įspūdingai nuostabiu. Ir žinoma, mūsų komisijai nuostabiesiems Vitalijui ir Violetai. Na, o jeigu jūs norite dar kartą pažiūrėti visus šio vakaro pasirodymus, jau dabar galite užsukti į portalą alfa.lt, jie visi sudėti jau tenais. Balsuokite už savo mėgstamiausią, nes daugiausiai žiūrovų simpatijų surinkęs video laimės specialų Alfa LT prizą. O dabar norėčiau, kad visi kartu pažiūrėtume pasirodymą, kuris praeitą savaitę jūsų, brangūs žiūrovai, nuomonė buvo pats geriausias. Žiūrime. Nu, vienu žodžiu, dabar taip. Mes, suprantat, su draugeliu atvarėm sostinėn. Sumetėm visus sklatki iš visas šitas komandas mūsų. Nu ir sakam, reik nuvaryt muziejun šitan, Akropolin. Nu, pažiūrėt, kaip ledas atrodagi. Nuvaram, gražus perkūnai, kuto blizga, ajajaj. Vienu žodžiu, elektrėnas. Mačas. Jūs neįsivaizduojat, gražu žiūrėt. Einam taškas taškan. Tik 14-2 pralaiminėjom. Pertrauka. Aš sustačiau vyrus. Visus apkabinau ir įkvėpiau. Sutraukiam tautiškų gesmį ir šiam arenam laimėtų. 2 minutė. 8 minutė. Šaiba eina kairėn dešinėn. Aš jau stengiuos perduot šitam gyvatį iš šalmioko. Keičiamės ir nespėjau. Tai kaip pila šaiba čainikam. Prajuokink mane. Štai ir viskas, draugai. Tai buvo Prajuokink mane. Ačiū, kad buvote su mumis. Jau kitą savaitę vėl pasimatysime su jumis. Štai čia, šioje pačioje studijoje. Beje, jeigu norite sudalyvauti patys ir galvojate, kad galėtumėt prajuokinti mūsų niūrėją komisiją, ieškokite anketos btv.lt ir jau kitą savaitę pasimatysime su jumis čia. Ačiū visiems labai, tai buvo Prajuokink mane! Laužyk garsiai juoko standartus, pasirodyk čia, ko tu vertas. Negali drąsiai švies iš kotus, kurie žodžiu išvedu iš proto. Ateik ir parodyk, kad gali visus užkrėsti. Tave palaiko publika, neleisk jiems atvesti. Pasistengsi, prajuokinsi, laimėsi.